Vi driver 800 hektar ager og 150 hektar skov. Prižiūrime 800 hektarų lauko, 150 hektarų miško ir 45 hektarus kalėdinių eglučių. Taip pat auginame javus, miežius, kviečius ir rapsus, dar vejos sėklas. Bandėme nuspręsti, ko tiksliai norime. Bendravome su keliomis kompanijomis, kurios galėtų pasiūlyti tinkamą sprendimą. Dankorn yra tikri profesionalai. Jie siūlo tinkamą kainą ir puikią priežiūrą. Ole Lauseną pažįstame jau 10 metų ir jei jis negali pasiūlyti geros kainos, jis būtinai suteiks kažką papildomai. Hvis han ikke kan levere prisen, så skal han levere noget andet. Men igen kunne han levere både pris og kvalitet og opfølgning på. Bet šiam projektui jis pasiūlė ir teisingą kainą, ir gerą kokybę, ir puikią projekto priežiūrą. Jei prireikia ką nors pakeisti, priežiūra yra gan svarbu. Tai užtikrina mūsų produktų kokybę. Pasirinkome Fleckenlyro javų džiovinimo kieto medžio ventiliacinės grindis su perforuotu plieniniu tinklu. Grindys tinkamos rapsams ir atlaiko didelį transporto svorį. Galime atvažiuoti tiesiai į sandėlį ir jame išpilti grūdus. Den er rapstæt og frøtæt, og så det kørefast til 15 tons, tror jeg det er. I hvert fald kører vi det første ind på gulvet og bare tipper af uden problemer. Parinkomės grūdų laikymą sandėlyje, nes jau turėjome tam tinkamą pastatą. Kita priežastis – norėjome lankstaus sprendimo, kad galėtume ten laikyti skirtingus javus. Pirmiausia, išdžioviname žolę, tada rapsus. Der kan vi læse med brændegrav og gummikæde, ligesom det passer os. Vi startede med at... Vejos sėklų gamybą užsiimame nuo praėjusių metų, kai išdžiovinome ir jas, sandėlyje laikėme miežius. Užsakovams pateikėme geros kokybės produktą. Šiuo metu kviečius džioviname specialią įrangą. Nesigauna pigiau, bet kokybė geresnė, kai javus džioviname patys.